Labas rytas, suraitytas. Būtent nuo šitos vietos pernai tokiu pat metu sveikinau jūsų kalėdom. Sveikinu ir šiais metais. Noriu padėkoti visiems mano pagalbininkam, visiems prisidėjusiem. Noriu padėkoti jums, mėly žiūrovai, kad žiūrit. Labai mane nudžiuginot stebuklingą naktį. Prieš kūčias pradėjo kažkokiu būdu spaustis mygtuką subscribe ir mane maloniai nudžiuginot. Tai mūsų jau yra 315. Man tai yra skaičius, kuris ne tai, kad guodžia mano širdį, kad kažkas žiūri, bet įvertinu tai, kad 300 žmonių parodė susidomėjimą. Tai, ką darau, kas man yra smagu, dar yra kažkam kitam smagu. Bet brangus kiekvienas žiūrovas, tai ačiū tau, miela žiūrovė. O aš kaip visada, aš nenorama, aš negaliu švęst švenčių, tai ramiai pabuvau kūčių vakarą su tėvais, su artimaisiais. Pabuvau pirmą kalėdų dieną, irgi su uošviais, kitoj šeimoj. Labai smagus ir geras laikas, bet negaliu. Pažiūrėkit, koks nuostabus oras. Ir sėdėti ir valgyti prie stalo labai gerai, persivalgyti labai gerai, vartytis kaip šlyžikui, kučiukui ir želė sofai labai gerai, bet atvykau čia. Noriu kažką padaryti, apsitvarkyti po mūsų smėliavimo, nes namuose kaip po karo. Ir aišku, ką pirmą padariau, tai standartiškai apibėgau ir pasižiūrėjau, kas dedasi pas mane. Turėjom svečių, panašu, kad, bet yra kaip yra. Ir iš karto bėgu žiūrėti, kaip atrodo mano prūdas, kaip atrodo mano žalumynas. Žalumynas ne visai džiugina, bet žinant tai, kad sėjom rudenio pabaigoje, tai visai faina, žaliuoja, manau, kad pavasarį bus gražu. O svečių tai tikrai netrūksta. Pavaikšta, čia apsiuosto, apsižiūri, kas jų teritorijoje daro tvarką, bet manau, mes visi tilpsim ir visiems bus gera, faina ir gražu. Tai ką, mažiau kalbų, daugiau darbų. Romanai, o tai ką tau čia tvarkyt po to smėliavimo? Tai va taip atrodo viskas viduje, kadangi nieko nesitęsiam, nieko nesidengiam, tai įsivaizduokit, kad mano smėlis, kurio vežiau 20 kažkiek tai ten tų maišų, jis yra dabar visur. Visur čia. Sakot, okei, gyventojai lauke, tai ne visiems lauke patinka. Yra gyventojų, kurie apsilanko viduje. Matot, kiek mažų, gražių mažų pėdučių. Tai peliukai, pacukiukai visur, jų krūva, kalnas ir gyvena, prižiūri tvarką, o po smėliavimo namai atrodo tai kaip po karo. Tai eisiu apsitvarkysiu ir nežinau, ar matosi, ar dabar kažkas matosi, bet po smėliavimo rastai štai tokie, va taip atrodo tos mano sienos dabar viduj. Čia, sakykim, toks variantas, tai jis man dar yra dailus ir gražus. Šitos sienos yra ganėtinai dar neblogos, bet pabandom, jeigu nesimatys, bandysiu jungti šviesą, bet ką ir minėjau, yra kelios sienos
kur iš štai tokio dalyko rąstai pasidaro štai tokie. Bet aš nieko nepakeisiu. Šitam name daryti grandiozinių kažkokių tai remontų nenoriu. Vat taip sienos tos atrodo. Tai kirvarpų yra viskas, ar kinivarpų, kirvarpų, nežinau kaip jos vadinasi. Yra viskas suvalgyta, tai kiek gilyn krapštytum, tiek tikriausiai kiaurai reitų, nes, supuvę rąsteliai. Ir viskas yra pavalgyta. Bet, o man taip yra gražu, unikalu. Norėdamas taip nepadarytum, tegul būna. Tegul mato žmonės, kaip iš tikrųjų yra. Ne viskas turi būti spindinčiai gražu. Taip. Startuojam. Pradedam namų tvarkos ruošos darbus. Ką minėjau, kad žmona tiesiog dulkės biškį apvalės ir viskas bus puikiai. Dirbam. Va tokia amunicija. Čia liko po mano kosmonauto darbų. Pagalvojau, kad vis tiek apsisaugusiu. Dulkių kalnas, deduosi pirštinės, deduosi kaukę ir varau. Hey killer, baby, let me fuck with ya. Big stepper, big zilla, ice griller. Now your wrist is on chiller. Big stepper, big zilla, hey killer, baby, let me fuck with ya. Big stepper, big zilla, ice griller. Now your wrist is on chiller. Big stepper, big zilla, here we go. You never know, he on the road, he be on the road. So how you go? That dragon flow, be making dough. If you don't know, dawg, started turning the kid to the jag. Been in the block of the Ave. We gonna see what we have. Gonna LA get a bag. That's what I did every day. Va. Didžiąją dalį apsirinkau vatos. Ir berinkdamas pagalvojau, kad niekada to nepasakau. Niekada neprimenu, tai jeigu tau patinka, kaip aš vargstu, kvėpuoju dulkėm ir visokiais kitais dalykais ir dar nori pamatyti, kas iš to gausis, paspausk subscribe mygtuką, man tai svarbu, o tau primins apie mano naują išėjusį video. Padarom. Turning the kid to the jag. Been in the block of the Ave. We gonna see what we have. Gonna LA get a bag. That's what I did every day. Jetau. Duok stiprybės mano žmonai. Nes, su tokiu bajeristu kaip aš, tai nėra lengva. Ar ilgai būsi? Ne, taigi aš tik tai varau prasišluot biškį ir viskas. Pusė dienos gavosi mano prasišlavimas. Tai stiprybės, žmona, laikykis, ištversim, išgyvensim. Ką pavyko padaryti? Tai prasišluoti. Tai truputėlį parodom, kaip tas prasišlavimas atrodo, bet su tokia smėliadežė dar didelė man neteko žaisti, o ypač jos tvarkytis. Tai, ta prasme, smėlis visur. Daug jo, ir smėlis, ir medžio dulkės, ir viskas, tai wow. Kamera mano visa tiesiog dabar balta ir matau tik tai jos kontūrus, pravaliau tik tai linzę. Tai taip, išsinešiau šiukšlių, čia truputėlį pakūrenau šitam dalyke medienos, ir kadangi žiema, ir prasišlaviau savo nameliuką.
Tai va, bandysiu tvarkytis šitą dalyką. Taip, šviesa pliumšti. Truputėlį pasitvarkiau šitą kambarėlį. Tai aišku, smagiau, kad jau bent jau matosi grindys, bet dulkių vis tiek dar labai daug. Va tas mano unikalumas, kurį visgi pagalvojau, kad aš jį paliksiu tokį, koks jis yra. Ir lai būna. Na ir toliau truputėlį apsidėliojau daiktus, kad išeitų praeit. Čia gaila tamsu, nieko nesimato. Ir čia vėl tas pats tamsu ir nieko nesimato. Tai, nu vat, o taip vat apvadai atrodo. Taip atrodo gerieji rąstai. Ir va šita siena yra geroji. Geroji siena ir ji man patinka. Čia va toks va unikalus irgi. Viskas čia labai unikalu. Tai, o taip, reikia susitvarkyti šitą visą jovalą ir po truputėlį pabaigti dėliotis, kaip čia kas atrodys. Ai, ir čia va šitas va dalykas. Atvėriau visgi šitas duris. Buvo uždėta vata. Lai būna. Gal sugalvosiu kažką įdomaus. Nu va taip tas smėliavimas atrodo. Ir dar jeigu būtų rąstai gyvi, nu tai rezultatas šiaip labai geras. Vienintelis, ką man norisi, tai pašviesinti namą, nes viduje ganėtinai tamsu. Net kur šviesesnės sienos, lubos, jau atrodo, kad ir erdvė yra didesnė, nors šia kambariukas labai nedidelis. Tai tiek šiandien. Stipriai nieko nenuveikiau, bet vis tiek, kaip sakau, visą laiką yra geriau kažką daryti, nieko nedaryti, nieko. Iki kitų kartų ir iki kitų susitikimų.